Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai pristatysiu prašymo grąžinti pridėtinės vertės mokestį už ES teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims pateikimą. Užsienio apmokestinamasis asmuo įsikūręs už ES teritorijos ribų, norėdamas susigrąžinti PVM sumokėtą Lietuvoje, turi atitikti PVM įstatymo 117 straipsnio pirmoje dalyje nustatytus kriterijus. Pagal šį straipsnį užsienio apmokestinamas asmuo turi teisę pateikti prašymą grąžinti jam sumokėtą PVM Lietuvoje tik tuo atveju, jei jis tuo laikotarpiu, už kurį prašo grąžinti PVM, neturėjo padalinio Lietuvos Respublikoje, per kurį vykdė ekonominę veiklą, o jeigu tai fizinis asmuo, dar ir jo nuolatinė gyvenamoji vieta nebuvo Lietuvos Respublika. Nevykdo šalies teritorijoje jokios veiklos, kuri pagal PVM įstatymą yra PVM objektas. Pagal PVM įstatymo 116 straipsnio antrą dalį teisė susigrąžinti PVM suteikiama užsienio apmokestinamiesiems asmenims, įsikūrusiems tose užsienio valstybėse, kuriuose Lietuvos apmokestinamieji asmenys gali susigrąžinti PVM ar jam tą patų mokestį. Tai yra taikomas abipusiškumo principas. Šiuo metu PVM grąžinimas Armėnijos, Islandijos, Jungtinės karalystės, Kanados, Norvegijos, Turkijos, Šveicarijos apmokestinamiesiems asmenims. Sąrašas valstybių nepriklausančių ES, kuriuose įsikūrę apmokestinamieji asmenys gali prašyti susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM, nėra baigtinis ir gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į kitų šalių PVM grąžinimo Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims praktiką. Sprendimą dėl įtraukimo į valstybių nepriklausančių ES, kuriuose įsikūrę apmokestinamieji asmenys gali prašyti susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM, sąrašą priima Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Tačiau šis principas netaikomas ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse, kuriuose nėra PVM ar jam tapataus mokesčio įsikūrusiems užsienio apmokestinamiesiems asmenims. Netaikoma ir už ES teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims, kuriems taikomas PVM įstatymo 12 skyriaus 5, 6 ir arba 7 skirsnių nuostatos. Užsienio apmokestinamasis asmuo, atitinkantis minėtus kriterijus, turi teisę teikti prašymą grąžinti PVM, jei prašyme nurodyta grąžintina PVM suma ne mažesnė kaip 400 eurų, jeigu teikiamas prašymas už laikotarpį trumpesnį kaip 1 kalendoriniai metai, bet netrumpesnį kaip tų pačių kalendorinių metų 3 kalendoriniai mėnesiai. Arba 50 eurų, jeigu teikiamas prašymas už visus kalendorinius metus arba likusią iki kalendorinių metų pabaigos dalį trumpesnę kaip 3 kalendoriniai mėnesiai. Prašymas grąžinti PVM teikiamas tik elektroniniu būdu prisijungus prie mano VMI. Todėl pirmiausia, užsienio apmokestinamasis asmuo turi gauti prisijungimą prie mano VMI. Jeigu užsienio apmokestinamo asmens prašymo grąžinti PVM teikėjas yra užsienio juridinis asmuo, kuris neturi mokestinių prievolių ir nėra registruotas mokesčių mokėtojų registre, jis arba jo įgaliotas atstovas turi pateikti laisvos formos prašymą dėl mokesčių mokėtojo identifikacinio kodo TIN suteikimo ir atstovo mano VMI sistemoje paskirimo. Prašymą galima išsiųsti elektroniniu paštu vmi@vmi.lt, paštu arba įteikti tiesiogiai aptarnavimo skyriuje, prieš tai iš anksto užsiregistravus. Prašyme būtina paminėti, jog užsienio juridinis asmuo teiks už ES teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamo asmens prašymą grąžinti pridėtinės vertės mokestį pagal 1986 metų lapkričio 17 dienos 13 tarybos direktyvą 86
560 _EEB. Kartu su prašymu turi būti pateikti šie papildomi dokumentai: registravimo užsienio valstybėje pažymėjimo kopija ar registro, kuriame saugoma jų byla, išrašas. Įgaliojimas, pavedimo sutartis. Jeigu prašymą teikia užsienio juridinio asmens įgaliotas asmuo, įgaliojime pavedimo sutartyje turi būti įgaliojama pasirašyti, teikti prašymus dėl užsienio juridinio asmens registrinių duomenų, atstovavimo mano VMI teisių tvarkymo, atstovauti užsakant ir ar gaunant VMI paslaugas. Prašymą suteikti, keisti, nutraukti mano VMI atstovo, kitų valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų ir ar viešųjų paslaugų srities teises. Užsienio valstybės piliečio prašymas suteikti prisijungimo prie VMI informacinių sistemų priemonės, jeigu užsienio juridinio asmens atstovas yra užsienio fizinis asmuo ir jis teiks VMI užsienio juridinio asmens prašymą grąžinti PVM. Užsienio juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija ar registro, kuriame saugoma jo byla, išrašai bei pavedimo sutartis ar įgaliojimas turi būti legalizuotas tos valstybės teisės aktų nustatyta tvarka. Siunčiant prašymą ir papildomus dokumentus elektroniniu paštu ar paštu būtina pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro. Jeigu šis prašymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos pridėti nereikia. Svarbu, prašant suteikti teises, prašyme suteikti, keisti, nutraukti mano VMI atstovo, kitų valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų ir ar viešųjų paslaugų srities teises reikia pasirinkti leidimų pažymų ir kitų dokumentų užsakymas ir pažymėti X. Mokesčio administratorius, gavęs užsienio juridinio asmens prašymą bei prie prašymo pridėtus dokumentus, suteikia užsienio juridinio asmens įgaliotam asmeniui mano VMI atstovo teises. Mano VMI atstovas prisijungę prie mano VMI gali teikti užsienio juridinio asmens prašymą grąžinti PVM. Prašymas grąžinti PVM pildomas, pradedamas pasirinkus meniu juostoje paslaugos ir iš sąrašo pasirenkama mokesčių suderinimas ir grąžinimas. Ir PVM grąžinimas už ES ribų esančiam mokesčių mokėtojui. Prašymo laukeliuose laikotarpio pradžia ir laikotarpio pabaiga nurodomas laikotarpis, per kurį sumokėta PVM norima susigrąžinti. Prašymas gali apimti laikotarpį neilgesnį kaip 1 kalendoriniai metai ir netrumpesnį kaip tų pačių kalendorinių metų 3 kalendoriniai mėnesiai. Prašymo laukelėje veiklos pobūdis turi būti nurodoma užsienio asmens vykdoma veikla. Prašymo laukelėje PVM mokėtojo kodas įsikūrimo valstybėje įrašomas užsienio asmens PVM mokėtojo kodas toje užsienio valstybėje iš šiam asmeniui išduotos pažymos sertifikato patvirtinančios, kad užsienio asmuo savo valstybėje registruotas PVM ar jam tapataus mokesčio mokėtojui. Prašyme užsienio apmokestimas asmuo pažymėdamas laukelius patvirtina, kad neturėjo Lietuvos Respublikos padalinio, per kurį vykdė ekonominę veiklą pagal PVM įstatymo 117 straipsnį. Nevykdė jokios veiklos, kuri pagal PVM įstatymą yra PVM objektas, išskyrus veiklą nurodytą PVM įstatymo 117 straipsnio antroje dalyje. Jei PVM grąžinimo prašymą teikia fizinis asmuo, jisai patvirtina, kad jo nuolatinė gyvenamoji vieta nebuvo ES. Prašymo skiltyje atstovo informacija įrašomi užsienio asmenį atstovaujančio asmens duomenys. Asmens tipas, valstybė, asmens identifikacinis numeris, kodas, išduotas įsikūrimo valstybės ir pavadinimas, jeigu tai fizinis asmuo, vardas ir pavardė. Kartu su prašymu turi būti pateikti pavedimo sutartis įgaliojimas. Jeigu pavedimo sutartis įgaliojimas buvo sudarytas ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateiktas šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą. Užsienio apmokestinamas asmuo gali įgalioti atlikti nustatytus veiksmus susijusius su PVM grąžinimu tik vieną asmenį. Jei užsienio asmuo atstovo neturi, tai šiame laukelėje vietoj atstovo duomenų turi būti nurodomi paties užsienio asmens duomenys.
Duomenys apie prekes ir paslaugas, už kurias sumokėta PVM yra prašoma grąžinti, yra pateikiami prašymo skiltyje sumokėto PVM duomenys. Spaudžiamas mygtukas pridėti ir suvedama reikalinga informacija bei nurodoma veikla, kurią vykdyti buvo įsigytos prekės ar paslaugos. Lentelėje sumokėto PVM duomenų įvedimas nurodoma dokumento, pagal kurį prašoma grąžinti sumokėtą PVM, data bei serija ir numeris. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas bei adresas, o jei prekės buvo importuotos, tai vietoj PVM mokėtojo kodo nurodomas pardavėjo pavadinimas arba vardas pavardė bei adresas. Įsigytos prekės ar paslaugos pavadinimas. Įsigytos prekės ar paslaugos vertė be PVM, įsigymo dokumente apskaičiuotas PVM ir išsaugoma suvesta informacija. Prašymo skiltyje mokesčio grąžinimas nurodoma. Gavėjo, tai yra asmens, kuriam priklauso kredito mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos sąskaita, į kurią bus pervedima grąžintina PVM suma pavadinimas arba vardas pavardė bei identifikacinis kodas, išduotas gavėjo įsikūrimo valstybės. Kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos, į kurią bus pervedama grąžintina PVM suma numeris, IBAN arba OBAN formatu ir valiutos kodas. Kredito mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos, SWIFT ar BIC kodas, įstaigos pavadinimas ir adresas. Ši informacija gali būti nenurodoma, jei nurodytos įstaigos sąskaita yra atidaryta įstaigoje esančioje Lietuvoje. Prašymo skiltyje pridedami dokumentai pasirinkamas vienas iš veiksmų. Įkelti naują dokumentą, įkelti anksčiau įkeltą dokumentą. Jeigu pasirenkamas naujas papildomas dokumentas, tai nurodomas dokumento tipas, pavadinimas, komentarai ir pridedama dokumento kopija. Čia pridedamos PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijos bei užsienio valstybės kompetitingos institucijos išduota pažyma sertifikatas, patvirtinanti, kad užsienio asmuo valstybėje yra registruotas PVM ar jam tapataus mokesčio mokėtojui, išskyrus atvejus, kai prašymą teikia EBPO valstybėje narėje, kurioje nėra PVM ar jam tapataus mokesčio įsikūręs apmokestinamasis asmuo. Jeigu pažyma sertifikatas yra išrašyta ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateiktas šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu su nuoroda, kad vertimas yra teisingas. Dokumentų kopijos gali būti pateikiamos tokio formato rinkmenomis. Vienos rinkmenos dydis negali viršyti 4 MB, tačiau pateikiamų rinkmenų kiekis neribojamas. Skiltyje dokumento patvirtinimas nurodoma, kad prašymą patvirtina pareiškėjo manovomai atstovas, kuriam suteikta teisė patvirtinti savo ar atstovavimo asmens mokesčio mokėtojo dokumentus. Jei po prašymo pateikimo pateiktame prašyme pastebimos padarytos klaidos ar prašymą užsienio asmuo nori papildyti, turi būti pateikiamas naujas prašymas. Užsienio apmokestinamasis asmuo susigrąžinti sumokėtą Lietuvos Respublikoje PVM gali, jei prašymą grąžinti PVM pateikia, ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, už kurių atitinkamą laikotarpį norima susigrąžinti PVM birželio 30 dienos. Taigi prašymas grąžinti pirkimo PVM sumokėta 2024 metais turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2025 metų birželio 30 dienos. Valstybinė mokesčių inspekcija, gavusi prašymą grąžinti PVM, per 4 mėnesius priima atitinkamą sprendimą. Jeigu sprendimui priimti reikia gauti papildomos informacijos iš užsienio šalies, pašalinti prašymą grąžinti PVM trūkumus arba atlikti mokestinį tyrimą, VMI apie tai raštu informuoja pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį. Kreiptis dėl papildomos informacijos pateikimo, prašyti pašalinti prašymo grąžinti PVM trūkumus arba pradėti mokestinį tyrimą, VMI privalo per 4 mėnesius
nuo prašymo grąžinti PVM ir dokumentų gavimo datos. Visą aktualią informaciją galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais. Dėkoju už dėmesį.